Jau ir šiandien išgirdau klausimą, o kodėl šitie abrikosai nėra oranžiniai. Tai apie abrikosus ekologiškus ir neekologiškus lengviausia kalbėti, nes galim iš spalvos matyti, kurie yra ekologiški, kurie ne. Tai nėra taip dažnai, kad vizualiai galima būtų taip aiškiai pamatyti, kas yra ekologiškas ir kas neekologiškas. Nes šiaip, jeigu mes paimsim ekologišką obuolį, ar bulvę, ar cukinį, ar agurką, tai be etiketės ir sertifikato nematysim greičiausiai. Bananą beje galim užuosti. Mano patirtis ilgametė rodo, kad ekologiški bananai daug bananiškiau kvepia. O su kitais produktais tai nėra tas iš išvaizdos taip akivaizdu. Džiovinti vaisiai iš esmės skiriasi ekologiškų ir neekologiškų apdorojimas. Ne tik kad auginimas, auginimo mes nematysim vizualiai, jie netampa kitokios spalvos dėl to, kad jie nepurškiami pesticidais. Bet po to džiovinti vaisiai kaip apdorojami, iš esmės yra du skirtingi būdai. Vienas būdas yra juos džiovinti, sakykime, tradicinis, senovinis būdas, santykinai lėtai, lėčiau arba greičiau, bet kuriuo atveju temperatūra nėra aukšta ir džiovinimas vyksta ilgesnį laiką ir tada vaisiai sudžiūsta tokie, kokie jie yra. Kaip pavyzdžiui, čia tie tamsūs džiovinti abrikosai. Jie gali būti rudi, jie gali būti su juodais, jie gali būti truputį šviesesni, bet kuriuo atveju jie niekaip nėra oranžiniai ir spalva jų nėra vienalytė. Dar paėmiau pavyzdį džiovintų spanguolių, kas irgi yra gana aišku, čia yra ekologiškos, čia yra neekologiškos. Dabar iš kur atsiranda ta vienalytė skaisti spalva abrikosų arba spanguolių, tai yra iš konservantų. Sieros dioksidas padaro tą spalvą, nes džiovinami vaisiai pramoniniu būdu neekologiški, jo džiovinami daug greičiau, iš čia yra ir tas pramoninis ekonominis efektas, kad daug pigiau trunka ir jie laikosi ilgai ir jie laikosi, jeigu mes tuos oranžinius paimsim po 2 metų, tai vaizdas jų nebus nukentėjęs. Tai su tuo sieros dioksidu yra konservuojami tie vaisiai ir kartu jie gauna tokią patrauklę prekinę spalvą. Beje, skonis skiriasi, tikrai skonis skiriasi, galima ragauti ir jausti. Ir skonio aš daug šiandien kalbėsiu apie tai, kuo skiriasi skonis. Tai kuo produktas natūralesnis ir natūraliau apdorotas, tai ir apima ekologiškumo standartas, tai skonis bus plačios paletės. Tai yra mes jausim visokių skonių ir kuo jų jausim daugiau, tuo produktas yra geresnis. Nes skoniai liudija ir apie medžiagas, kurios tenai yra. O jeigu skonis yra labai lygus, tik saldu arba tik rūgštu arba ta paletė skonio siaura, tai jau jo ir maistinė vertė bus mažesnė ir mes, aišku, malonumą gausim mažesnį. Tai, pavyzdžiui, irgi figos normaliai sudžiūvusios, tokios raukšlėtos, bet spalva čia yra ekologiška. Dabar razinų vizualiai gal ir neatskirsim ekologiškų, čia yra ekologiškos nuo neekologiškų. Bet kai plaunam, galim gana aiškiai atskirti, jeigu imsim įprastinės razinas. Man kokius 5 vandenis reikia pakeisti, kad aš jau matyčiau, kad tas vanduo nėra purvinas. Paprastai ekologiški džiovinti vaisiai yra gaminami taip, kad atsidarai pakelį ir gali valgyti. Jie netgi būna sutepti šiek tiek aliejum, kad vienas su kitu nesuliptų. Jeigu džiovinti vaisiai yra atvirai eksponuojami, tai aišku, juos reikia plauti. Ekologiškų taip ypač sudėtinga būtų tokiais prekiauti, nefasuotais, nes, kaip žinia, jie neapipurkšti, tai juos labai greitai kas nors kitas norėtų suvalgyti. Ir mums tai tikrai nepatiktų. Riešutams saugoti pramoniniu būdu sieros dioksidas paprastai nenaudojamas, dėl to kažkokių spalvinių skirtumų nematysim. Čia yra braziliniai riešutai arba bertoletijos ekologiški, bet
Jeigu neragausim, tai vat iš vizualumo tai sunkiai galim atskirti, bet paragavę jau galim turėti tam tikrų įžvalgų.